kažkaip negražu pradėti tarpušvenčių planuojam važiavimą kažkur kitur negu prie Eglutės. Bet neužsibūsiu, čia iškart važiuoju toliau, nes nors dar pavažiuoti šviesoj, o koks šiandien planas, tai papasakosiu jau važiuodamas. Geršinė. Taigi išvažiavau iš miesto. Gal kažkiek girdisi triukšmo, nes šalia yra greitkelis. Bet kol važiuoju dviračių taku ir kol dar nėra tams, pabandysiu papasakoti, ką aš čia prisigalvojau. Yra toks reikalas Rafa Festiv. Tai yra kasmet vykstantis dviratininkų iššūkis, kuris skatina šventinių laikotarpius praleisti kiek aktyviau ir praminti 500 km nuo kūčių vakaro iki naujų metų vakaro. Aš pats šitą iššūkį norėjau jau ne vienus metus padaryti, bet vis susiklostydavo situaciją taip, kad negalėdavau. Ir bandysiu šiais metais įgyveninti. Ar pavyks? Nežinau. Nes bandysiu vis 500 km pravažiuoti per vieną pasivažinėjimą. Kur ir kaip važiuoti tos 500 km, visokių idėjų buvo. Galvojau, gal prie namų ten sukti kokį 5 km ratuką 100 kartų. Arba galvojau važiuoti gal iki jūros ir atgal, irgi maždaug apie 500 km gauts. Arba galvojau tiesiog aplankyti įvairius miestus, pažiūrėti, kaip pasipuošia. Bet galų gale nusprendžiau važiuoti į Belostoką. Tik vakarą sugalvojau, kad čia važiuoju, tai ant greit susidėliojau tą maršrutą. Ką padariau, tai tiesiog įsitraukiau važiuoti pro Marijampolę, Suvalkus, Augustavą, nes norėjau pažiūrėti, kaip tie miestai irgi pasipuošia, bet to juos visus pasieksiu jau tamsuoj, tai turėtų būti gražu. Grįžinėjant mažiau bus tokių didelių miestų. Turbūt labiau bus kažkokie maži miesteliai bei kaimai, bet galbūt irgi pavyks užmatyti kažkokį labiau kalėdinę nuotaiką nešantį miestelį. O tarp tų visų miestų, kaip dėliojus maršrutą, tai tiesiog žiūrėjau, kur pakeliu ir kažkokie lankytini objektai, lankytinos vietikės, kurias būtų galima pasiekti kažkokiais nuošalesniais keliukais. Tai didžioji dalis maršruto visgi gausis neasfaltuotais keliais, kas mano tik tai padaro važiavimą dar įdomesniu. Dabar kažkur 35 km iki Marijampolės ir jau visai tuoj sutems. Ir šiandien ir rytoj yra prognozuojama, kad visą laiką bus arba dulksna, arba nestiprus lietus. Tai sausai tikrai nepavyks grįžti. Ko gero teks susitaikyti su tuo, kad visą laiką teks praleisti daugiau ar mažiau, bet šlapiam. Nors kita vertus, tai kad važiuojus Rafa Festiv žinojau jau labai senai ir buvau nusiteikęs važiuoti, kad ir koks bebūtų oro sąlygas, tai kad čia lyja, tikrai nėra blogiausia, kas galėjo būti. Turint omeny, kad šiandien ir gruodžio 27, tai galėtų būti ir sniego, ir šalnos. O va čia turim pliusinį temperatūrą, lietutį. Manau, palankesnių oro sąlygų tikėtis, tikrai negali. Labai gražiai pasipuošus Marijampolė, bet neplanuoju čia užsibūti greitai. Pasižiūrėjau Eglutę, suvalgiau batonėlį ir išmaunu iškart. Iki sienos, man atrodo, apie 30 km likę, o iki Suvalkų gal kokie 7-5. Kol kas važiuojas gerai, šalta nėra, lietus irgi dar pro rūbus neprasiskverbia. Vienintelis dalykas, kuris daro važiavimą tokį sudėtingų, tai kad žvyrkeliai visi yra ištižę. Visiškai pliuritas toks jausmas, kad važiuoja per kokį riešutų sviestą. Buvo atkarpa prieš Marijampolę, kur 12 km važiavau beveik valandą. Tai džiaugiuosi, kad bent jau nesu kokiu graveliu važiuoju su kalno dviračiu. Vis tiek su tom storom padangom yra lengviau plaukti per tos purvynus. Aišku, aš pats pasirinkau važiuoti per tas tešvynus. Galėjau daryti maršrutą vien tik tai asfaltu. Iš vis galėjau važiuoti vien tik tai kokį Klaipėdą, Neringą, pirmyn atgal varinėti. Nepasilengvinau. Į tokį tešlyną važiavau, kad tiek dviratį ant peties nešti. Ratai net nebesisuka, tai kokius, nežinau, 200 metrų pasinešiau. Batai svėrė kokius 2 kilogramus. Nusidaužiau purvą. Dabar jau visi įsakė pedalą, bet žodžiu,
biški žiauriai. Ir ko gero visą laiką važiuojant dabar po laukus visokius, bus vien tik tai molynai, tešlynai, tai reikia ieškoti lengvesnių kelių. Persiplanavau maršrutą, bet iki Suvalkų kol kas. Tai bandysiu Suvalkus nuvažiuoti ir tada vėl naudoti tą seną maršrutą. Labai tikiuosi, kad Lenkija atsitiks kažkoks stebuklas ir visi žvyrkeliai bus sausi, jokių taštų nebebus. Bus galim važiuoti smagiai savo atsipalaidavus, grožėtis vaizdais. Reikia bent biškį dviratį apsiplauti. Pasiekiau Lenkiją. Dar 30 km iki Suvalkų. Šiaip meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad labai ramiai ir smagiai važiuoju, nes biškį buvau kritis tą tokią paniką po tų visų tešlynų. Galvojau, nežinau, ar man čia reikia važiuoti tą Belastok. Bet čia paskutiniam kaime Mockose sutikau tokius žmonės, atvažiavo savo prie eglių padėti dovanėlę. Pasiėmė kitą dovanėlę. Taip žmonės kaime keičias dovanėlėm vienas su kitais. Žiauriai, fainiai. Tai biškį šnektelėjom ir kažkaip praėjo visą tą blogą emociją. Tai dabar varau į Suvalkus, ten turbūt pasiimsiu gal kokios kavos atsigersiu, pasižiūrėsiu, kaip eglutė atrodo ir bandysiu toliau tęsti. Atvariau į Suvalkus. Sustojau čia degaliniai miesto pradžiai. Užkandu. Sėmiau dešrainį, uprakastą. Sėmiau kolas ir vandens, nes vien buteliuk išpiliau ant dviračio, o vien išgeriau. Tai to užkandu, važiuoju į centrą ir pasižiūrėsiu, kaip miestas papuoštas. Šitą vietą buvau pasižymėjęs Augustave kaip centrą, bet vienintelė dekoracija, kurią randu, yra va tokia. Nežinau, biškį dar pasisukinėjau po centrą, ar bent jau kaip manau, jog čia yra centras, bet nerand kažkaip tokių papuošimų, kurie atrodyt kaip pagrindiniai miesto papuošimai. Kažkur turbūt net ten nuklydau, bet nebeieškosiu dabar. Dabar yra apie 3:30, esu nuvažiavęs apie 230 kažkur kilometrų. Iki Belastoko kokie 55. Bet nusprendžiau, kad visgi sukuosi atgal ir važiuoju nuo čia jau atgal. Pasižiūrėjau maršrutą. Gaunas apie 210 km nuo čia iki namų. Tai žodžiu grįžus bus kažkur 440 ir dar liks apie 60 km užbaigti vietoj. Galutinis tikslas visgi yra pasiekti 500 km. O nuvažiuoti Belastok tiesiog būtų gražus įprasmenims visų pasivažinėjimų. Dar liko labai daug kelio iki namų. Tai manau, kad finale visgi džiaugsiu šito pasirinkimu. Ir ilga naktis. Didžiausia problema kėlė, tai
niekaip nepavyks susitvarkyti su miego trūkum. Ai, buvo bairis. Pradėjau labai stipriai norėti miego ir kaip tik pasitaikė autobus stotelis su sienomis, tai galvoju atsigulsiu, biškį pailsėsiu, pabandysiu nusnausti ir prisiskau žadintuvą 12 minučių, atsiguliau, bandau užmigti, bet jaučiuosi vis tiek, budrus, niekaip nepavyksta užmigti ir tada taip smarkiai suknarkiau ir pažadinau save. Tai pasirodo viskai kažkiek užmigau. Buvo likusi dar 2 minutės iki žadintuvo. Išjungiau, ir ten valandikė visai gerai pavažiavau, bet paskui ir vėl pradėjau norėti miegą. Tai tą visą naktį tiesiog slinkau. Nežinau, kad tokį sunku važiavim turėjau. Dabar, man atrodo, apie 15 gal kilometrų iki Gibi. Miestą ten turėtų būti degalinė, kiek pamenu. Tai laukiu šitos vietos, pavalgysiu ir dar geri 200 kilometrų. Šiaip visą naktį buvo toks ganėtinai tirštas rūkas, dar vėjuks biškį papūsdavau. Jeigu rūkas išsisklaido, tai pradeda taip postipriai linuoti. Tai tokia visą naktis drėgna, šalta, tamsiai purvina. Labai sunkiai seks susidomėti to važiavimu. Turbūt tai, kad nepavyks tos domėjimą atrasti ir kelti daugiausiai problemų. Dabar, kadangi prašvit, tai tikiuosi, kad bus bent jau šviesos metu kažkiek galim pavažiuoti biškį geriau. Čia yra Lietuva. Toks jausmas, tarsi būčiau pasiekęs finišo tiesiąją. Bet iš tikro dar 165 kilometrai. Kas yra trečdalis viso maršruto. Oh my god. Kaip nors. Reikia užbaigti šitą. Kiekvien kartą važiuodams tas ilgas distancijas galvoju, ko čia taip sunku, ko ta koja taip ne, ko aš toks suvargęs. Ir kiekvien kartą grįžti, iš karto akimirksniu užmirštu, kaip buvo sunku. Ir imu planuoti jau sekantį ilgą raidą. Čia ir kažkokia beprotystė. Atvažiavau į Lazdijus, bet jau į patį miestelį nebesukau. Nebeįdomu man jau tos eglės, jau tie papušimai. Viskas, ko norėjau, tai tiesiog davo šitai šiltą sumuštinį. Sultyčių. Ir 105 kilometrų iki namų. Iki namų 100. Dar PM reikės prisukti kažkur. Bet pabaiga pabiški artėja. Galvoju, turbūt apie 10 valandų turėčiau būti namie. Čia jau pilnai viską pabaigys. 13 kilometrų iki namų. Bet 68 iki tikslo. Atrodo taip arti. Bet vis dar toli. Užkandžiu šokoladuką. Ir bandau kokiais vingiais ir ratais sukdams pasigauti iki namų. Ir surinkti tos sustruksams kilometrus. Grįžau ten, kur ir pradėjau. Tai ką galiu pasakyti apie šitą važiavimą? Ne viskas gavos, kaip buvo suplanuota. Tiksliau, praktiškai kas buvo suplanuota visiškai nesigavo. Bet pagrindinis
tikslas visgi įgyvenins 500 km yra ir RAF festival užbaigtas. Sunkus buvo šis važiavimas, bet džiaugiuosi jį įveikęs. Daugiau tikrai niekad nekartosiu šitą važiavimą, bet jeigu kažkada pamiršiu ir sugalvosiu, kad jo, man reikia RAF festival pakartoti, tai prašau, atkalbėkite mane, neleiskit šito daryti. Ačiū.